Labdien, šiandien jau antradien. Sveiki, žiūrėmite kanalą, bet nepaspauskit like, subscribe, paprenumeruokit ir likėt įsijungi. Tai kas buvo šeštadienį? Šeštadienį atvarė Fred su šeimyn, tai apsidirbom, padėjom įmon, atsivarėm, tada šeštadienį karvelis į tvartą. Visai neblogai, sekės gera. Tik ta, kaip vis laik vein teličikniai. Vėliau pasigavau teličėlį ton atskira. Ir parsivežiau, o šiaip karis vis gera su jai. O akluoji karvį parėjai šeštadienį vakarį. Pritvarti ir sekmadienį ryt mes nuom pasigavom. Sekmadienį kom padarėm, tai išsigaudėm veršelius iš fermas ir parsivežėm į Bakužį. O vakar pirmadienį atsirušiavom. Žodžiu, Bakužė sumam, susižiūrėjom visko. Auskar susižiūrėjom, viską būt tvarko. Teik žinių, dabar reikia darbuotis toliau ir vežti priekab valyti, šertis, kreiktis, žodžiu, gyvulė ir veitos jau didelis darbas padaryts, gyvulė suvaryt, tik tą aplinkų bardaką visokį, tai reikia biški susidėliuoti daiktus veit ir darbuotis toliau, šertis, o veršė jau po biški apsipront. Vis mažiau bliaun, bet dar bliaun. Nu, nenuostab, kada neįbliaun, nes aniai nurpeinioka. Bet niek. Tai jau pradėjau šein šerti, tai eilė, kur neuždengta tragedija, o ten toliau turėtų būti vis geriau. Ir kels, sušal. Tai dabar vežioju gali spronų nulūžti per purvyn. Tokį reikaliuką, žodžiu. Reikėt šertis, darbautis. O jūs pažiūrėkit, kaip man čia sekės savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį. Tai o šokėte video ir grįžam tai jau į antradienį. Varom. Sugadina. Tai varyk ten. Nu bus garas, tai jau. Padariau. Sėsk savait.
Ką 6-7 dai. Kiti jau jie susitaikė su savo lemtim. Na, išlaikina, kol jie nebliaun, bet kiti da bliaun vis laiką. Tai dabar čia atsijungia. Nu, da koks 3 dienas pabliaus turėtų bišką apmažėti bliovimą. Nes dabar tai sunkia būti ten garsia, tik bliaunai. Varau dabar dar karvis apžiūrėti, apšerti ir tada reikia nuvežti šiandien priekabą atidauti. Nebelaikyti. Nes gal jau reikės, anim patim reikės gal priekabs. Na, dečki, nebliauk. Tai čia į patinuką šitą visi. Vis berniuką atskirti. O čia į patėlis. Ir į tą tokį mažesnį vasarinę boliuką ir čia irgi boliuks ir ždvinukų. Na, o šiaip pois per pois. Tai kelis patėlis, manau, veislė liks, nes ir toks gražus didelis. O tos mažesnis, manau, reiks penėti ir į penėjim, į parduoti miestą. Nes plius ir charakteris nepatek man, kai kurių kuis nuspardi man. Nu, tai atsirašiau, reikia ramesnius gyvulius pasilikti. O tos toikis be protuikius pardauti geriau nelaikyti. Učiukaris, kaip sakau, be šėrim takį ir dabar. Tai padarysim, kaip į perną buvau. Ten toliau įdės sprandinių jėdimų. Čia šitą šersus, o visom tvarti formuojanos gyvens. Palaidsiu paskiau, kad pradės veršiuotis, vėl atitverinėsam, paleisėjim tvoras ir laikysam suveršęs atskirą. O po to sulesam visi bendrą plotą. Išves palei sąraš gaunas fiziška 92 gyvulė, man rodo. Šią dieną gaunas, tai jeigu neklystu, gal 3. Nu, žodžiu, esam visai netoli 100. Daugiau nei šiandien laikyti, nes jeigu pastoginės, tai neturi tai kveits.
reikėtum dar statyti arba stoginį pratęsim, arba reikėtum karvėm laikėm vėją didinti irgi. Nes kitmet prisidės telyčių dar. Tai tikrai čia nebetilps ton ferm. Nebent... netilps tikrai ton ferm. Tai net nežinau, šiaip kitam metu reikėtų ir kažkokį dar stoginį pasistatyti, kažkon sugalvoti kažkokį sprendimą, kad jeigu nori per žemą laikyti gyvulius tvaryti. Arba kažkas turės eiti lauk, vėl bus mišrūnis gal lauki. Matysam, šarolės šiaip geriau laikyti po stogu. Man labiau kažkaip prie širdies, o mišrūnis anos yra atsparesnis biškėlį visokiom problemom, tai geriau, jeigu kas mišrūnis išės į lauką, o šarolė liks, žodžiu, kiti metą kits problemus dabar. Varau priekam daug. Labdien, šiandien trečiadienis. Įšalam galvą jau biškį apsimuvau rimtesnį kepurį. Nes baisė vėsuka, lauki 3 minus ir vėjukas. Dačiai iš Margučių gavau dovanų. Tai o iš Margučių gavau dovanų. Karą kirvį gavau. Įdavė kepurį iki dėka, nes šalčiau galvos, bet turėjau jau. Čia tu iki rudenėjį. Dėkiam į darbinį kolekciją. Kaip čia man atsidaryti. Ant šponkikių. Čia iš tikrųjų kaulam į kaputansą. Skirts. Vukam kirvis reikalingas. Matysam, gal prireiks kokim kaulam pakapoti. Tai o mes su Rikiūni gavom dovanų kirvo, kad nereikėtų kaulų celų čiulpėti. Galėsam sukapoti, o jūs gaunat nuolaidą kodą už to, tai žodžiu 15% nuolaidį ir iš Margučių detalėm atsarginiam ir 10% nuolaidį ir remonto paslaugom iki vasarį 28 dienos. Tai čia šitą parašau nuolaidos kodoką pačio. Ir viskas yra aišku video aprašymo pačio ir paskaitykit daug ir kitų nuolaidų ir pasiūlym ten ir tai eikit, naudokit nuolaidos kodus, naudokit aktyvias nuorodas. Tai prisidėsit ir prie Ūkis Žemaitija kanalo sklaidos. Ir plius jum naudai ir nes galėt įsigyti detalių ir paslaugų pigiau. Gera. Tai, kaip sak, trupnas žemaitišks pašalėms jau šal. Tai žemyn kepurį būtina arsenalį turbūt. Ir dabar varom šertis. Šertis darbautis. Viršelė biškėlė apsiramen. Jau čia palauk. Sekmadieniausinį ir tai jau 3 dienas. 3 paras, tai jau ir bliuviams žymiai apmažės. Dabar reikia paduoti meltus, pasišerti ir kreiktis šiandien. Kokiai gražių šveisių jau veršiukų. Jau matos, kad šarolė įsivėlė stipriai reprodukcija. Padaugėjai šarolėlių, mazino, miksiukų. Tas jau atsinei tem, iš vis pirktins. Šiaip viskas iš mūsų ūkiaus pagrindis.
Nieko nebėra iš pirktinių. 3 veršia, man atrodo, nu, žodžiu. Maža. Pagrinsi mūsų mėsinuką, mišruniuką, tai tas į labai džiugu. Ir dar kas džiugu ir, girdat, tyla, nieks nebliaun. Tas dai džiugiau. O čia šita skamba šniūrų melodija to vyto. Nežinau, nesimato šniūrą. Oš šniūriuką. O šniūriuką įskilė, nežinau, reikėtų skardos, bet labas pinigas įstriuka. Didelis pinigas striuka ir nutysam, kaip čia susidėlios, biškai reiks skolas pabaigti atiduoti, nes biškai pasiklydau skaičius. Magiška šniūrų melodija užburinti. Varau atidarys kukurūzą. Atidarys kukurūzų, laiks jau priei. Jau daugiau nei 6 savaitės, jeigu neklystu. Ir palei viskon turėtų būti subrėnis jau kukurūzą. Tai atidarysam, pažiūrėsam. Šį metą saik biškis kistoj kukurūzą ir daugumą kam. Nes kas pjoj anksčiau, kaip aš, prisipjoj rasalą. Kas pjoj vėliau, prisipjoj prilėjus kukurūzų. Nes ora laba su kukurūzės, nu, nelepin. Ant galo, bent jau čia pas mūsų regionį. Tai ir kaip ir, žodžiu, matysam, kaip jas, matysam, kaip auks ir tada jau galvosim, gera, bloga buvo. Praeitą metą buvau biškai prasčiau, bent jau dabar taip atrodo šį metą geriau. Nes virš šitą geltonis viską šeram ir kiaurą vis šerams kukurūzas. Nu ir čia biškai papuvis, nes čia buvau pralest pakil vėzda kažkas, nu žodžiu. Rezumė čia prasideda, o nereikiau, čia prasideda kukurūzas. Tai, nu gražu, ko nežinau. Jeigu taip toliau, tai čia pasaka tada. Čia tokios spalvos aš neturėjau. Vis laik būdavo virš toks pajaudis. Nu ką buvo dėl to, nes paukščią sukirt. Gal bus geresnis negu pernas dėl to su povėm viršaus. Nes biškai daugiau nusimetė. Reikėdavo nukasti va virš ir po to prasideda vėl normalus. Tai, o dabar šitą viršą švarus, šveisus, gražus ir gali šerčiai, jį pašalis šerams vis. Tai nudžiugina mane vaizdas kol kas, o dėl to skoniaus matysam. Toks rūgštoks, palei kvapą. Nu, a jiesa ne. Pažiūrėsim. Tiuku. Toks oras sąlygas tai labai geras, bet rytinėje ir pietinėje Lietuvos daly, kaip suprant, dabar sninga palei orų prognozį. Pagal prognozį pas mūsų sausa ir šalt. Man tas oras toks sausa šaltas labai patinka. Bet tik raukliuką sušal, kur vežiojam. Tai tie baisė krat. Dabar tragedija. Būtum kad zvojus būčiau nudaužys. Tus krauklus. Norat paragauti kukurūzų šiumetinį. Toks drėknoks.
Nu, gal ką, jėsi. Manau, kad jės, tik tą reiks padauti. Tai padaus jau šiandien kukurūzą. Bus pirmą dieną, tik tą reikia dar kitus darbėlis biškį pasidaryti. Tai kukurūzą oficialiai atidaryti iš 26 trečiadienį. Pirms tas vežėjams tokių pajaudusių, bet čia gražiai. Gražiai atrodo. Nu, daug dabar nededu. 3 gyvuliam vien viedrą. Tai čia 3 viedras, čia 4 įdėjau. Čia daugiau, koks 5 variau. Po biškėlį prisipratins skrandakus reik. Veršiukam nedaug kukurūzų dabar. Nežinau, dar pirm primeltų tegu pripront. Praėjęs kokius 3 savaitės prakabinsam jau gerą tų kukurūzų tom gražiai, kur be klausimų bus jau ansa. Dausam tad buliukam jaučiu. Telyčiom matysam pagalvos. Šiaip nelaba gal gera tas rūkštas kukurūzas, nors veislinėm po biškėlį daus, kad pasiaugintų masį biškreibal būtom, nes reiks ruoštis poravimusi metų, tai bištų ar lašinok užsiauginti. Sveiki gyvulė, to ar atrodyti, sveiki būti nori geriau rezultatų. Niek nematau. Ketvirtadienis. Neįprasta matyti sniegą pas mūsų. Tai o pirmą kartą pasniegą, sakyčiau, normaliai. Tai dabar balt lauką ir man atrodo, ilga neužsibus tas sniegas. Tai biškį priposti bakužė, bet nieka tokia baisaus nėra. Kokį susidarė pusnyna ant čiokur, o čia kur nėra, tai viskas vedu sukret. Bet niek čia neprūda to sniegą, nemaišanca. Reik šertis, prisivežti pašarų, įsidėjom tvorą.
Tai dabar galės išvaryti šėrim tak, susitvarkyti. Kum galvojat, užtek paspraksyti pirštas, prakraipyti nuosiai burtą ir susitvarkyti viskas. Ne, taip nebuvo, reikia paplašyti. Tai o išsikreikiaus išein, tu išpaupiaus. Danas, čia gera griaužanon. Čia kiek dalis išaudas išsikreikiau. Dabar švarė gražia ir šėrim tak turam. Per laik išsivalys, da galvoju, čia kuik rulį padrėpti. Čia da kuik po rulon. Da du rulonsi galų užkrauti, tegu jėd. Nesuskėt. Margot. Žinok, tai raga į nupjaunami. Nėra nei metalinė. Kiet karvis kažkaip tus ragus naudoti apsusaiku. Tai niek nenoras nedaryti, pavyzdžiui, bice, kodė normal karvi. Nes matska badytom kažkon. O kiet senos. Labai piknaudžiaujant savo ginklas. Margot ypač įsimondri. Tai žodžiu, gražiai čia pasidarbau, pasikreikiau. Žiūriu, kad visai aš čia neblogą darbaujus. Varau toliau į kiet poizdasimės, į čia dadasiveš pašarų. Robutės. Turit gerą čiūšti, pakalinti. Nu, pririktavau, šiaip taip dabar tvur ištrauk, čia vėjų nustatysiu, kadangi reikės šiaudų įmėsti rulį, o čia pridės pašarų. Tai va tokias momentą suprant, ką bubkat pasilgau, ką reik čia pristumti, kažkom pririktauti su traktoriu. Tai čia kumpas galas visi apstumdžiau, 5 minučių būčiau pastatęs į veitą, gal neteik nereikėtų. Tai va, žodžiu, šiatės bus šėrim taks dabar, išlės gyvulę, paės, čia pridės rulon, galės į kukurūzį pelti, čia išvalius savo dogną. Žodžiu, super, čia gausas dabar. Šėrim tak neturėjai, tai dabar privežiau šėrim tak. Reik privežti pašarų, išimti tvoras, lauk, čia uždėti, viskas bus. Šiandieną reik šertis da pabaigti, viso. Taip šitą, laikėlis, laik senvo, pukšt. Labdien, šiandien penktadienis, paskutinį video dieną šitą per pėci šiandien darbautis, jau rungs kišenį susikeiš, tai nu kartas tokio buvo dienų įdomu, kaip šiandien, su tas popierės. Prisėdau vėl prie tų gyvulių sąrašų, pasirodė ten daug nepatvirtinti, susakiau atvežimą, aš netvarkings ūkininks. Bet man toks absurds kartas su jam dėl tų sistemų, nu tokį ten nesąmonė, aš nesuprantu, teik sudėtinga. Nusėt, kaip aš užaugau to kartu, kur video žaidimą visokie ir panašiai. Ir ten žmonės tokį suprogramuojant paprastus programus dalykus, o mes čia nesugebam tos sistemus pasidaryti kažkokios normalios. Pastovė klaidas visokiais lend, tenas sunku susigaudyti. Tiesiog būna taip, kad pervediniai gyvulis išveini kiet ūkį ir į gyvulę kažkur dings, mistiko. Paskiau rodo tau gyvūnų sąrašį. Augintin sąrašą, kad ir gyvulys, bet iš tikrųjų ant nėra patvirtins, pastaisus anas jokių veiksmų negali daryti. Neaišku, dėl išmokų, ką ir skaičiavimų panašiai, ar ten tai gyvulė tau skaitos, ar nevežė, kad dar yra.
Žodžiu, daug visokių niuansų, visokių dalykų, kur taip sunervin savo sudėtingum. Kažkaip keista, man tos sistemas toks nesąmonis kartas atrodo tiek sudėtinga ten viskas padaryti, nors ten tokį paprasti dalykai ir nežinau, metai iš metų jau nervų mani, bet taip pasinervuoju, susitvarkau vėl einam darbautis, tai šiandien tas atvejis buvo. Ein darbautis, šiandien visai neblogs oras toks, apsiniaukė, bet visai šilt, sakyčiau. Sneiks toks pasunkiais, atrodo, kad varysam, vešam arkliukam, pašar. Ir dar ten tokių rulonų varysam pavokti. Tai tų pačių važiavim, kabutom. Tai nuvešam arkliam šeiną ir pavoksam rulonus. Varom toliau. Kiems, va, šitą. Vėl galėtumėm kreikti. Kas norat pasikreikti, mes iš jum rulonų pamitikėt su šakibiški. Nieks nenori kreiktis ir aš nenoriu kreiktis. Tačiau vis laikį jėdinė. Vis par. Tai va, kai pasikeičiau šlangus, pasiėmiau gnipts, padėjau universalų kaušį. Įveit parvežiau kukurūz, vežus pašarus. Ir toksą pasijaučiau apgaut, pats save apgaunu kažką. Galvojau, kad vakar reikia į sausą būn kelis dienas. Bet juk aš vakar reikėjau gyvulius, šiandien vėl šlapė. Tai toksą galvoju, čia ir tokį susidarius nuomonį. Jaučiu jumi man, kad tai gyvulė vis laik sausą turėtų būti ir aniai vis laik sausą į visus ūkius. Arba iš tikrųjų taip nėra. Nes kaip taip turi iškreikti, kad aniai būtų sausa. Jeigu per 2 dienas 8 rulonus sukreikiau. Dabar šiandien vėl turėčiau kreikti, kad būtų sausa, tai vėl 8 rulonus. Tai kiek tų rulonų reikia šiaudų, jeigu taip kiekvieną dieną kreikti, kiek valyti reikėtų, kiek mišlo būtum. Bepro didelį skaičią šiaudų rulonų, nes dabar turim daug šiaudų palygino su praeitas metas, bet jeigu tu iki intensyvum kreikti, tai jis tik neužteks. Tai o toks abiški nusivyliau kažkap tų kreikim, nes nu vakar iškreikiau, kad ar už vakar, nebesuprantas. Bet vis tiek atrodo, kad šūts ir vis. To kraik net nematyt, ką buvo. Na, aiška, ne į sausą, tai gyvulė. Bet vis tiek nėra to parodinį vaizdą. Kažkur dinga tas vaizdas. Nu, bet gal tiesiog čia tik taip atrodo, kad taip tur būt, bet to ir blizgėja čiauda čia visur, bet nieks neblizga. Šūda visur. Nu, bet niek. Sąlygs vis tik neblogs. Kraunam arkliam, vežam dovanų. Tai, žodžiu, nu toks bišk nusivyliau, kad nuras taip švarė, gražiai turėtus gyvulis. Bet vis tiek prisitripaniai. Grumulys vyks iki pat galo, bakužys. Skanė čia, toj gerų užgaudžiau jum pašar. Tokį tipo šienainiaus, bet iš rulonų baltų. Tai labai skanė kvep. O tas išves šitą, kur jaučiu širtai ir vien tik tą žydą tų dobilų, tai nepamelaus kvapsi kaip medučiaus pyragą, nes labai mėgstu aš medutį. Man mėgstamiausias pyragas į medutis, tai tas rulons kvep medučių pyragų. Tai įdomi. Matyt, dėl didelį dobilų žiedų kiekiaus, ką presavau. Toks saldus kvapas yra, nu, skanus labai. Paširiau, pats dar neėdzi, kraunu šein, lekam prie arklių. Da, užsoks gal paėsti trūbą, važiaudams pro šalį. Nu, smagia darbautis, kad taip šitą ein, šertis, kai į pašarų, bet pašara ein kosminės greičias. Nežinau, neskaičiau, bet
Mūsų apie 3 rulonai įdėjai, kažkas panašiai. Čia vau, kad buvau susuoks 750 baltų rulonų. Sausų nežinau tiksliai, kiek susuoks. Bet jie paliai pažiūrėjom apie 300 da ir. Tai virš 1000 rulonį pašaram. Iš tikrųjų ir dar yra kitas dalis neparvežt, pasdėt yra palikta. O da į kukurūzų. Nu tikėkime, užteks tų pašarų. Nes dabar tai jen žiaurė pašara greita. Nu, varau nuo arkliukų per mišką, žiūrų lūną, kimarien. Nu, jeigu iki Grūdžių da nesusiveš, tai musėt nerek. Paims, aš susivešu. Tai va, kraunuosi priekabą, varau numo. Tai va, ne, čia pažįstam, yra atida ir lūną, sak. Kokybinė, kuo greičiausia bus, tai gal sukreiks, gal sušers, matysam. Tai vežioju pro šalį pasims, aplankiau arkliuks, pamaitinau, žodžiu, varau numo, pasikraunu, varau į ūkį ir viskas šiandieną. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, būna, paspauskit like, subscribe ir susitiksam kitam video, šeštadienį. Dėkui, čiau. Tu čia veiki.